Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Rytis Zemkauskas. Gimė 1972 spalio 28. Rašytojas, žurnalistas, laidų vedėjas, prodiuseris, filmų garsintojas. Gerbiamas Ryti, kada ir kaip paaiškėjo, kad jūsų pasivaikščiojimai suguls į knygą? Man pradėjo aiškėti jau pirmojo sezono pabaigoje. Kai pradėjau gauti atsiliepimus, tada kažkaip jau pasijautė, kad greičiausiai tai gali išlikti, gali turėti išliekamąją vertę. Iš tikrųjų, aš stengiausi, kad šitos laidos turėtų išliekamąją vertę. Tiek televizinė prasme, tiek ir plačiau. Todėl, kai man paskambino iš leidyklos ir paklausė, gal aš turėčiau išleisti knygą, aš buvau paruošęs atsakymą. Taip. Prieš saulę, pietų pusėje, šiaurės pusėje, vėjas į nugarą, kelias namo. Tai skyrių pavadinimai. Ką jie reiškia? Tas, kas parašyta, iš tikrųjų, tas ir yra užkoduota. Vaikštant, tu esi atviroje erdvėje ir tu esi visų stichijų malonėje. Ir tada labai daug reikšmės pokalbiui ir tavo nuotaikai, ir tavo jausmams turi vėjas į nugarą, sutiktas šuo, moteriškė, kuri išnešė padžiauti skalbinius už tvoros, pravežiavęs automobilis su garsia muzika, bažnyčios varpai kažkur fone. Viskas turi reikšmę. Visa aplinka tave veikia. Taip kaip ir žmogaus gyvenimą veikia visa aplinka. Tai tuo ta laida išskirtinė yra. Ir tuo šie tekstai yra kitokie, nes jie yra paveikti gyvo buvimo. Tai tikriausia dokumentika. Esate parašęs poezijos knygą, vėliau pasinėrėte vaikiškų knygų rašymą, po to sekė daugiau nei 15 metų pertrauka, po kurios išleisti pasivaikščiojimai. Kodėl taip ilgai nerašėte? Ar kada nors mes dar pamatysime Rytį Zemkauską, poetą ar vaikų literatūros autorių? Aš išleidau internetinę knygą, ji vadinasi Šilkapis LT. Tai yra 2006 metais, prieš 6 metus. Ir norėjau, kad ji būtų internetinė, norėjau, kad būtų prieinama visiems. Nebuvo laiko. Norėjosi būti ten, kur, man atrodė, geriausiai išmanau televizijoje. O televizija labai pavydi meilužiai, neleidžia niekam kitam prisiartinti. Esate kino gurmanas, kuriam nesvetima ir meilė knygoms. Ką renkatės? Knygos ekranizaciją ar knygos skaitimą? Ar mėginate lyginti šiuos dalykus? Koks dažniausia būna rezultatas? Niekada nemėgstu lyginti, niekada neskaitau knygos, jeigu mačiau filmą ir atvirkščiai, bet jeigu reikia rinktis, renkuosi visada tik tai knygą. Nes knyga palieka vietos fantazijai. Matot, kinas yra toks daiktas, kuris palieka mažai vietos fantazijai. Aleksandras Blokas yra pasakęs, kad inteligentiškam žmogui pakanka bibliotekos iš 100 knygų, bet tas knygas jis turi rinkti visą gyvenimą. Su kiek knygų jūsų gyvenime jau įvyko alchemija ir kokioms knygoms randate vietą savo asmeninėje bibliotekoje? Čia priklauso nuo labai daug dalykų. Priklauso nuo amžiaus, nes kai kurias knygas skaityti yra per anksti, kai kurias per vėlu. Tai mano atveju jau nemažai knygų per vėlu. Bet yra ir tokių, kurių aš dar negaliu skaityti. Koks nors Prustas man dar neatėjo, pavyzdžiui. Dabar man įdomiausias yra Getės Faustas. Jeigu teisingiau, tai Tomo Mano daktaras Faustas. Tokį laikotarpį savo gyvenimo aš gyvenu. Knyga labai asmeniškas dalykas. Jūsų minėtas autorius visai teisus. Bet biblioteka, kurią tu kaupi, nebūtinai turi būti visa perskaityta. Umberto Eco labai gerai apie tai yra sakęs, kad kažkas jo nuolat klausė, negi tas visas 1000 knygų, kurios yra tavo bibliotekoje, turi perskaityti. Ne, tavo biblioteka yra darbo įrankis. Anais laikais tai buvo Google'as. Kunigaikščių, karalių, vienuolynų, išsilavinusių žmonių bibliotekos, tai buvo internetas jų. Jie išsiimdavo, pasižiūrėdavo, pasiskaitydavo fragmentą ir kažką sužinodavo. Iš principo ir aš taip naudoju literatūrą. Ir netgi grožinę literatūrą neretai aš skaitau fragmentais.
Nes kiekvienas autorius, kiekvienas, kuris kūrė pats, jis iš esmės ieško kažkokių fragmentų, ieško įkvėpimo kvantų. Ir net nebūtinai perskaityti visą knygą, kad tą kvantą gautų. Ir aš tikrai negaištu laiko, jeigu knyga manęs neužkabino, nesu iš tų žmonių, kurie būtinai turi paskaityti iki galo. Ir mano knygą nebūtina skaityti iki galo, jeigu nepatiks. Kita vertus yra autoriai, prie kurių aš grįžtu ir grįžtu. Visada grįžtu prie Matsuo Bašio poezijos, visada grįžtu prie Markeso, visada grįžtu prie Borcheso. Ir dar būtų galima minėti Tomą Maną, be abejo, Dürrenmatą. Tai mokytojai. To žmonės galima pavadinti mano mokytojais. Kas turi šansą būti pakviestas į pasivaikščiojimą su Ryčiu Zemkausku? Kiekvienas geros valios žmogus. Būna, kad pašnekovai renkasi mane. Dabar aš, pavyzdžiui, turiu galvoje vieną pašnekovą ir niekaip negaliu jo iš ten išmesti iš galvos. Ir greičiausiai teks nusileisti. Yra pašnekovų, dėl kurių niekada nebuvo abejonių. Yra pašnekovų, dėl kurių nebuvo abejonių, bet pasivaikščiojimas iš jo blankus. Yra pašnekovų, dėl kurių buvo daug abejonių, bet pasivaikščiojimas iš jo nuostabus. Iš tikrųjų, mes kalbėjome apie biblioteką, apie knygas. Tai štai pašnekovų pasirinkimą nulėmė knygos, kurias aš skaičiau, gyvenimas, kurį aš gyvenau ir patirtis, kurią aš turiu. Nieko kitų pasiteisinti aš negaliu. Jokių objektyvių schemų čia nėra. Tai yra mano subjektyvus požiūris ir ačiū Dievui, kad tas požiūris bent kažkiek įdomus ir kitiems. Čia dar įeina ir televizininko patirtis, nes aš aišku dirbu žiūrovui ir aš noriu nustebinti žiūrovą, ir aš noriu patraukti žiūrovą, ir aš noriu praturtinti žiūrovą. Turiu ir tokią viltį. Kur dažniausiai Vilniuje galima sutikti vaikštinėjantį Rytį? Dažniausiai aš vaikštinėju Kaune. Šiaip pasivaikščioti man geriausiai patinka, yra bent 3 miestai pasaulyje, kuriuose aš mėgstu pasivaikščioti. Tai yra Venecija, Stokholmas ir Vilnius. Tai be abejo senamiestis, be abejo Užupis, be abejo tos baugios Vilnelės pakrantės, kur šita upė teka kaip Styksas, kaip kažkokia anapusybės riba. Ten labai įdomios vietos. Aš galvoju, kad jos dar laukia savo atradėjo. Jeigu tik galėtumėte rinktis, ką į pasivaikščiojimą pakviestumėte? Aš galiu pasakyti lietuvių autorius, kuriuos aš gailiuosi, kad nespėjau. Tai ir Jurgis Kunčinas, ir Ričardas Gavelis, ir Jurga Ivanauskaitė, ir Gintaras Beresnevičius. Vien to užtenka. Su Sigitu Geda mes pasivaikščiojom, suspėjom. Buvo Lankų laida prieš 15 metų. Ir yra dokumentinis filmas apie tai. Va buvo pirmasis bandymas pasivaikščioti. Mes vaikščiojom beje po Stokholmą. O iš tokių jau įspūdingų asmenybių, ar ne, nes mumsgi reikia užsieniečių ir labai didelių, mes savų vis neįvertinam, nors jų yra ir tikrai nuostabių. Tai man įdomus būtų El Greco, man įdomus būtų Gaudis, man įdomus būtų Cervantesas be proto, Rablė ir Čerčilis, žmogus, kurį aš be galo gerbiu. Pirmas sugebėjo sustabdyti komunizmą.